Kada jūsų po operacijos? Na, stebėtinai gerai jaučiuosi. Iš tikrųjų, ne vieną operaciją tekę man yra, gal nežinau, gal kokias 5 turėjęs gyvenime esu, todėl anksčiau būdavo tokie skausmai, ten šį kartą labai lengvai viskas praėjo. Ant rytojaus grįžau į Uteną ir ruošiausi rungtynėm su Žalgiriu, sakykim taip. Be abejo, nevažiavau, likau namuose, stebėjau per televizorių ir su treneriu susiskambinom per didžiąją pertrauką. Ir pasidžiaugėm ir ten pasišnekėjom, kas blogai, kas gerai. Na, manau, po kokio gero mėnesio, gal anksčiau, gal vėliau, čia dabar taip sunku pasakyti, aš būsiu formoje ir padėsiu komandai. Patyrus šitą traumą, daugiau laiko atsirado kaip ir trenerio vaidmenį. Sakykit, ar jau įsijautėt ir koks jausmas pirmą kartą karjeroje būti treneriu? Na, iš tikrųjų dabar galiu paduoti vandenį žaidėjam. Ne, trenerio vaidmuo jisai toks, vis tiek yra vyriausias treneris, mes su juo galbūt kalbam, bet galų galiai jisai priima sprendimus, klasikinis variantas. O pačiam, galbūt, aišku, mokinuosi, žiūriu, pirmą kartą tokia kare su trenerio vaidmeniu, todėl įdomu, be abejo, užsirašau grįžęs, kas naujo, kas blogo, kas gero, informacija, be abejo, man padės galų gale kaip pačiam ir žaidėjui vėliau. Nesigalit priėmęs tokį sprendimą? Kokį? Trenerių. Tapti treneriu. Jokių būdų ne. Galbūt tai man labiausiai malonus širdžiai tos mano 2 pareigos šiai dienai. Tai būtent pirmiausia tai kaip žaidėjo, o antra tai kaip trenerio. Na, ten tos oficialios prezidento, tai kažkaip tai jos mane, aišku, gerai, reikia, yra čia to darbo, dirbi, bet jos taip man netokios, galbūt, kaip čia pasakyti, įdomios gal, bet tiesiog reikia tą darbą padaryti, reikia atstovauti klubui. Kaip jums, kaip treneriui ir kaip komandos prezidentui atrodo šio sezono pradžia? Įvertinčiau 10 baliai, 8, gal net 9, sakyčiau, o gal net 10. Pradžia tokia optimistiškai nuteikianti, nes vienaip ar kitaip susirinkom labai vėlai, galbūt kaip ir daugelis komandų, taip pat kaip Marijampolė, Neptūnas, taigi buvom iš tų paskutinių, kurie į traukinį šokom. Todėl per tą laiką, ką spėjome nuveikti su komanda, pergalė, gal ir namuose, gal ir ne prieš patį stipriausią varžovą, bet pergalė. Antra, su Žalgiriu tikrai sukovota garbingai, galbūt net su galimybė užsikabinti. Tose rungtynėse buvo galimybė galbūt, gal apie pergalę taip skambiai čia šnekėčiau, bet vis tiek buvo šiokia tokia galimybė. Nebuvo beviltiškai pralaimėta. Todėl nuteikia optimistiškai ir rytoj važiuojam su Perlu kautis ir keliauti į priekį. Esmė tobulėti, esmė, kad mes, čia kiek ir treneris su treneriu kalbam, kad komanda augtų. Galime ir galbūt keletą rungtynių pralaimėti, tačiau svarbiausia, kad eitumėm į priekį. Ar LKF taurės turnyras Juventuso komandai svarbus? Taip, mums kiekvienos rungtynės svarbios, nes esam nauja komanda, kiekvienose rungtynėse sprendžiam savo uždavinius ir be jokios abejonės. Tiek su Žalgiriu, tiek su Perlu prieš visas komandas mes einame, kovojame tik dėl pergalės. Kontrolinėse rungtynėse porą rungtynių su jaunais varžovais Juventusui labai nepasisekė. Sakykit, ar padarė kažkokias išvadas ir ko reiktų laukti rytoj? Čia gal toks truputėlį, sakykime, jauni varžovai buvo MRU ir Aišiai. Taip mes pralaimėjome jiems daug. Galbūt taip, sakykime, aš daugiau įvardinčiau ne jokia ten tendencija, kad mes tarsi ar nemokame žaisti prieš jaunus varžovus, o labiau buvome savo uždavinį sprendėm, buvo po didelių fizinių krūvių komanda ir ten jau praeitis iš tikrųjų nesinori žiūrėti, o aš nemanau, kad Perlą jau galima įvardinti tai labai kaip jauną varžovą, galų galiau jų žaidėjas,
Žydrūnas keli žaidžia, jam jau kiek 23 metai, taip kad jisai jau pakankamai yra, jau turi rodyti žaidimą, todėl čia, mums tai varžovas visiškai, kaip sakant, mes jo neskirstom į jauną, nepatyrusį, patyrusį, o žaisime, be abejo, suprantam, kad ten yra daugiau jaunų žaidėjų ir galbūt ir tą taktiką truputėlį šiek tiek ir koreguosim. Jų tą energiją reiks nukreipti kažkokią linkme, kad būtų nauda, nauda mums, o ne taip, kad jie ten bėgtų, mestų, griūtų ir mus nugalėtų.